Sveiki visi, Rolandas iš Pajūrio. Čia visgi pagal suflerius tam tikrus ne kartą, aišku, brendo tema ir šį kartą visgi, manau, ją įgarsinti. Tai va, nuo pat vaikystės, nuo kūdikystės, nežinau, gal, kaip sakant, galima vadinti nuo pat gimimo, jeigu ne nuo prieš gimimo. Nu, prieš gimimą, sakyčiau, čia kaip kompiuteryje įveda pirminę programinę įrangą. Kaip sakant, kad būtų paruoštas veikti. Nu ir po to veikia. Ir kas gaunasi? Aišku, mes visokiojopai bandom pažinti pasaulį. Kiekvienas vaikas. Ir per tuos pažinimus, per tą visą vaikystę, paauglystę, gyvenimą, žinoma, pridaręs esu daugybę klaidų. Vienas dėl kvailumo, kitas dėl nežinojimo, kitas dėl bandymo pažinti kažką, kitas, aišku, ir per skubėjimą gaunasi. Taipogi, tikrai pripažinsiu, esu ir, kaip sakant, per kvailumą, bet tikrai įžeidęs ne vieną, kur, kaip sakant, tai nebuvo noras įžeisti, bet tai gavosi įžeidimai. Įžeidimai, įskaudinimai. Aišku, jų nėra daug gyvenime, bet pagrindas tai, kai jie visgi yra svarbus. Nes kaip bebūtų, tai yra, praeitis yra ateities vaisius. Tai yra dabartis, praeities vaisius ir ateities sėkla. Ką mes dabar sėjam, tą turėsim ateityje. Tai va, ir pagal įvairius požemius, suflerius, tikrai atsekiau, kad visgi tie dalykai, tas šleifas, kuris eina iš po pasekmių, visgi jisai yra realus. Ta, ką vadina karma, iš tikrųjų jau yra pakeistas, tie dalykai pasikeitė ir karmos žinios yra pasenusios, nes parazitė, kuri valdė, kaip sakant, po karmos vardu, jos jau nebėra. Jie jau yra sunaikinta. Dėl to, kad tai buvo parazitinė būtybė gyvenanti ant, sakyti taip, trumpai tariant, ant žmonių kraujo. Tai va. Ir visgi noriu, nežinau, kas žiūrės, nežiūrės, gal iš tų, kurie buvo įskaudinti mano, ar įžeisti, ar dar kažkas kažkaip, gal ko ir neprisimenu. Tikrai vieną mergelikę prisimenu, kur paauglystėje rods draugavome, viskas buvo gerai, po to, aišku, per draugės liežuvį jos ir mano kvailystę, gavosi taip, kad trumpai išsiskyrėm, aš įžeidžiau, aišku. Tai va, tas irgi griaužia, vis karts nuo karto prisimeni, kad tai buvo negerai. Tai va, nežinau, ar pažiūrės kas, nepažiūrės šitą įrašą, bet žinokit, kad tikrai visų noriu nuoširdžiai atsiprašyti. Žinoma, tai nereiškia, kad dabar, kaip sakant, reikia bėgti bučiuotis, ar didžiausiais draugais dabar jau būsim, ne. Bet tikrai yra gaila man, kad tokios kvailos klaidos man pasitaikė. Žinoma, per tai įgavau patirties, per tai gauni patirties, gali kitam patarti, jau žinai kaip kas kur, bet kad tai įvyko per tokias kvailystės, iš tikrųjų yra gėda. Pasakysiu, man yra gėda. Bet visgi ryžausi tą įvardinti ir tikrai noriu atsiprašyti visos moteriškos pusės ir taip pat vyriškos pusės. Tie, kas liečia mano protėvius, tiek moteriška pusė, tiek ir vyriška. Nežinau, kas kur su kuo susiję, bet visko būna gyvenime. Ir per klaidą, ir per kvailumą. Ir iš pasididžiavimo būna tokie dalykai. Tai va, kas liečia mano kanalą, toliau, irgi, ko galiu atsiprašyti visų jūsų. To, kad mėginau, pasakysiu, tikrai mėginau priversti jūs mąstyti. Tai yra negerai, nes yra pažeidžiamas laisvas žmogaus pasirinkimas. Laisvo žmogaus pasirinkimą mums dovanoja, kaip sakant, jau yra duotas paties aukščiausio sutvėrėjo ir sutvėrėjos. Nes visur, kaip matote, visame pasaulyje, iš tikrųjų, visur yra pora.
Tie dabar, kur išveistiniai eina visokie ten hibridai ir visa kita, kur ten žiedų nereikia apdulkinti, jie patys ten darosi, tai yra nenatūralu. Tai yra ne mūsų prigimtis. Tai va, tikrai mėginau priversti mąstyti. Tebūnie iš visai aplinkinių kelių, iš aplinkinių rajonų, kaip sakant, vat, ir taip ir anaip, bet iš tikrųjų tą turi daryti jūs patys. Labai daug žmonių turi problemų su sveikata. Šiaip aš šiuo metu irgi vieną, kaip sakant, negalavimą gydausi. Kada aš išsiaiškinsiu, išsigydysiu, nes pagrindas jau aiškus, kada aš jį, kaip sakant, nugalėsiu, išsigydysiu, tada aš visiems papasakosiu, kas tai, kur tai, kaip tai ir dėl ko tai. Manau, tada tikrai visiems bus įdomu. Žinoma, pagrindas mano yra visgi gamtiniai dalykai. Tai vat, sakykime, žolininkystė užsijama, yra turgų žolininkų. Žinoma, irgi žmogui nelygų, bet kuris nusimano, matosi visgi praktiškai iš karto. Būna vienas į kitas, į užeini trečią. Ir tikrai užtenka kelių sakinių, kelių žodžių ir tikrai pradedi, aišku, yra suvokimas aiškus ateina, kad tikrai žmogus nusimano. Ir kuo toliau su juo, ten, sakau, kartais tiek tai reikia, keli sakinius, dar kažką, matai, kad jis tikrai ryškiai nusimano. Per gyvenimą žinom, kas tai yra. Ir. Taigi, apie tuos dalykus vėliau, bet kaip bebūtų, mums visų pirmiausia, jeigu norime būti sveiki, nes sveikata yra pirmasis, kaip sakant, net požymis, yra lapelis, pirmasis yra laimės gėlelė. Ji turi, kiek atsimenu, pasakojau, 6 lapelius. Ir vienas, pats, man rodos, pirmasis yra sveikata. Nes sveikata turim pasirūpinti mes patys. Nes be sveikatos visų pirmiausia, mes tikrai niekada laimingi nebūsime. Tai va, sveikata yra pagrindas ir kuriuo reikia rūpintis. Jei manot, kad ten noriu to, noriu ar kažko, o sveikata palauks, taip niekada nebus. Tai va, ir reikia imti patį pagrindą, pačią šaknį. Žinoma, taip, įkyrėjau, visi tą ir taip žino, bet sakykite, kas iš tikrųjų daro. Kiek darai? Vieną rytą, kitą rytą, trečią rytą jau pagalvoju, gal tingėsiu. Taip dažnai ir pas mane būna. Tai va, bet, kaip sakant, reikia, atsimenu, esu pasakojęs, kad gyvenimas eitų tvarkingiau, visų pirmiausia, atskirkite noriu ir reikia. Jeigu yra noriu, tik tai noriu, tas gali palaukti. O reikia, jeigu, tai pirmyn, net nelaukti. Reikia ir pirmyn. Reiškia reikia. O noriu, gerai, jeigu tebūnie turi laisvo laiko, nežinau, aišku, šiais laikais kas turi laisvo laiko, bet, kaip sakant, jeigu yra proga, gali paskirti savo lėšų kažkiek tai, laiko kažkiek tai kodėl ne? Bet tai pagal seną taisyklę, kaip sakiau, saugumas, aiškumas, nauda, pasitenkinimas. Jeigu visą tai sutinka, valio, darykit, viskas bus čiki. Tai va, bet jeigu atsiranda reikia, pirmiausia reikia, po to visą kitą. Tai va, tokie mano trumpi pamąstymai, dar mintis atėjo apie tai, kas, kaip sakant, kas ten dėjosi dėl Žemės formos. Kaip bebūtų, aš matau vieną iš tikrųjų realią teoriją, kurią ir anksčiau sakiau, kad įsivaizduokit, kad ta mūsų žemelė, tą, ką mes žinom, yra ratukas,
O mūsų Žemė gal 10, gal 100, praktiškai gal 100 kartų didesnė yra už tą, ką mums pasakoja, o gal dar daugiau. Tai vat dėl to ir gaunasi, kad Žemė yra iš tikrųjų milžiniško dydžio. Taip, jinai apvali, bet tą, ką mes žinom, yra lėliukė. Todėl toje lėliukėje, jeigu imsite milžinišką ratą, tai, sakykime, ir jūs privestų prie tiesės, jūs pasižiūrėtumėt, pamatuotumėt, ten viskas idealiai lygų, idealiai tiesiai. Bet jeigu pamatytumėt tikrai mastą, jūs suvoktumėt, kad visgi tai yra rutulys. Va čia ir yra visa logika, visas paprastumas. Kad ir taip jinai apvali. O ta lėliukė, kurią mes žinom, joje vanduo eina praktiškai plokščiai. Tai va, ir aparatūros išmatuoti tokius atstumus, manau, kad nėra dar, o jeigu ir yra, nieks neviešina. O kam viešinti? Protingas vergas juk nereikalingas. Tai va, norite kažko, kad būtų kitaip jūsų gyvenime, esu sakęs daug sykių. Tai va, pirmiausia, pradėkit nuo savęs. Kiekvienas gali pasakyti, o ką aš galiu padaryti? O jūs apsilankykite, nežinau, knygyne, muziejuje, parodoje. Tebūnie internete galite pasižiūrėti. Ar, eit galų gale, nežinau, pakeisti aplinką. Ir po viso to, kada jūs rasite, kaip sakant, kažkas įstriks į atmintį, nesvarbu, paveikslas, paroda, mašina, ar tas ar anas, tuomet jūs grįžę į savo aplinką, pasižiūrėkit, kaip jūs gyvenate ir ar norėtumėt kažko kitaip. Vat nuo to ir pradėkit. Atminkite vieną, jeigu jūs nieko nekeisite, jūs kaip rastas pūti pradėsite. Ir visa jūsų aplinka taip pat. Keistis reikia. Reikia keistis. Keiskitės, nebijokit. Paimkit galų gale keitimasis ką? Apsitvarkyt savo būstą, trobą, galų gale kažkokius asmeninius reikalus apsitvarkyti. Tai irgi yra pažanga. Tai irgi yra keitimasis. Nueiti, sakykime, nežinau, ten, nueiti kažką palesinti paukštelius, irgi sugalvojot, eiti. Jau tai yra keitimasis. Jau jūs kažką keičiat, kažką darot. Tai va, nebijokit keistis. Nebijokit mąstyti, pradėkit kažką veikti. Ir ką? Jei patiko nykštukai, nepatiko, nepatiko. Kaip matau, prenumeratorių 9 galybės, labai malonu. Jeigu atsiras naujų, tikrai bus pamalonintas. Lauksiu komentarus, aišku, rašykit. Rašykit. Malonus komentarai visada laukiami. Tai va, šiam kartui tiek. Tiesiog buvo prikalę įvykiai ir reikėjo susitvarkyti. Toliau žiūrėsim, kaip sakant, jūsų priklauso. Norite, dėkit nykštukus, parašykit komentarą. Ir ką, gyvensim toliau. Iki.